Mažoka vandens. Sveiki žiūrovai. Atėjo tokia diena, kai mano rankose, gal neatspėsit, bet čia Extra Super Ultra Light, net nežinau kaip jis vadinasi, nano. Žodžiu, avižadrebis. Pažiūrim, ar kažką pavyks iškrapštyti. Taip, kotelis atkeliavo iš kiniečių, kaip ir dažniausiai pas man. Mifine Illusion Slash. 1,8 m paėmiau. Nuo 0,2 iki 0,8 gramų. Ritukė Cast King Kestler, berods vadinasi. Ovalą jau Lietuvoje nusipirkau. Torei, berods vadinasi. Tai toks biudžetinis komplektas, kaip man pabandyti, manau, tikrai užteks. Nežinau, ar čia patiks, nepatiks labai ta žvejyba. Bet kaip čia visi žvejoja, gaudo, pagauna, tai visai keista, kaip taip gerai kimba ant tokių mažų masalų. Tai vat visai įdomu pabandyti. Ir man labai didelis vėjas, tai tokia išsirinkau balą. Ne koks ežeriukas, bet tiesiog, nemaža bala tokia, jinai didelė. Gan čia gerokai ramiau. Čia visur medžiai aplinkui, tai nėra kas maišytų. Taip, paskutinis žiedelis. Tokia meškerytė, liaunutė. Pradžioje atrodė tokia gan kieta, bet žiūriu, aš jau kelis žvejybas turėjau. Tai blemba taip po biškį viršūnėlę, tai jau kažkaip pripratau, kad visai jau pakankamai liauna tokia. Be abejo, aš tik vieną ją turėjau, tai neturiu su ko palyginti. Taip. Masalų man padovanojo Neptūno Bite. Ačiū labai jam. Jis išleido seriją Nano Game. Tai yra viskas kaip čia nano ir mikro džigui. XUL, kaip čia Extra Ultra Lightas. Tai daug čia man prisiuntė. Daug visokių labai yra pasirinkimų pas jį, be proto. Ir pačių avižėlių. Ir tokių kaip sliekų nedidelių. Mano šitas labai patiko. Taip, gavau ir avižėlių pabandymui. Čia ir 0,2, 0,3 gramų, 0,5 ir dar 0,8 yra. Tai kažkas ieškosit masalų avižadrebių išmėginti, tai neptuno-bite.eu, prašom užsukt, pasižiūrėt, galbūt kažką išsirinksit, o pasinaudojus kodu mankablys10 dar gausite papildomą 10% nuolaidą. Kodas galioja iki šių metų pabaigos. O aš deduosi avižėlę. Va tokia, tarkim. Tamsė. Tokį mazgelį, padarau kilputę ant valo ir kokius 4 kartus. 1, 2, 3. Oi, bėga. 4. Tada paseilėt. Pastebėjau, kai kurie mazgai nelaiko. Apvinioji ten 4 kartus, iš lėto trauki ir traukiasi valas. Ir atsiriša. Taip, nukirpti. Dalį nukerpam. Taip.
Taip, išsirinksiu. Ne šitą. Ne, man va šitie va. Labai gražiai atrodo, tokie kaip matyliai, kaip sliekeliai maži. Javas tik vadinasi. 1,2 colio. Nu tai netoli 3 centimetrų. Štai. Nu kaip žeminė avižėlė. Plius guminukas mažas. Tai čia visos. Faktiškai visom žuvim tinka. Toks masalas. Ir balta žuvis, kimba ir plėšri. Ai, dar tokią tašelę pasėmiau. Biški patogiau negu kuprinė. Čia iškart gali. Kaip turginė. Čia va tik atsisegiai iškart gali imt kokį masalą ar pasikeistą avižėlę. Nereikia nusimt kaip kuprinės kokios. Nu ir keista, kaip su šito toli nesimeta. Čia 10-15 metrų kokių. Ir man toks kontrastas didelis, kai nuo 13 cm voblerių taip staigiai perėjau ant mikro tokių masaliukų. Avižadrebio. Bandom pažiūrėt, kas čia. Ar kažkas užkips. Kaip gerai, kad čia vėjo nėra, nes būtų neįmanoma žvejot. O, kažkas daužė. O. Buvo smūgiai keli. Biški per stabdis, turbūt per laisvės. Aišku, gal dabar ne pats geriausias metas jau. Vasara turbūt, kai ta balta žuvis vadinama tokia aktyvesnė būna. O tada, manau, galima pažvejot. Turbūt visą žuvį, manau, galima pagauti, kokie ežere būna. Čia iš to jau užtvankai kokia metro vandens trūksta. Ir ant tiek sausa vasara buvo. Ruduo sausas. Pradžiūvo viskas. O, yra. Kažkas buvo apžioję matyt. Ešerys. Vos didesnis už pirštą. Va tokie va kimba. Bet ant tokio kotą toks ešeriukas atrodo, kad čia nežinau, kas daužo kaip lydeką kokie. Labai jaučiasi tie smūgiai gerai. Ir tokį malonumas traukti, kad ir tokį nedidelį. Čia kokia delninė žuvis, tai čia ojojoj. Būtų kaip bonusas. Atrodo, tiek daug užsimoji ir bam, vis tiek toliau 15 metrų kokių nenumesi. Ai, turbūt reikia sunkinti avižą, jeigu nori šiek tiek toliau. O, yra. Ešerys. Nu, kimba ešeriukai. Nežinau, ar čia didelių labai yra. Bet va tokie kabinėjasi. Nu, reikia gerų sąlygų jau. Jeigu vėjas, nu, sunku ir prieš-priešinis vėjas būtų, tai iš vis nežinau, aš kiek tai galima būtų užmesti tokią avižą. Čia gal dugnas. Labai
Labai gerų sąlygų reikia. Štai ruduo jau prasideda vėjai visokie ir sunkiau vis ištaikyti dienų, kad būtų patogu žvejoti. Iš lėto vynioju. Dar su pirštu truputį daužau, kad gautų judesį šiokį tokį. Visi vienodi, kaip nulėti. Nu jau kažką didesnio norėčiau. Ką jau čia su tokiais? Užtenka jau? Gal va tokią pabandyti ryškesnę. Žalia tokia. Šiek tiek ryškesnė. Ten po tokiais krūmais. Daugiau kur slėptis žuvim, gal kokia lydekėlė sėdės. Ar ešerys stambesnis. Kažkur kabinasi. O? Nu va, stambėja. Stambėja ešeriai. Toks jau. Visai nieko. Norėtųsi kokią ir baltą žuvį pagaut, gal kokią kuoją, gal karosą kokį. Nes aišku, čia jau sunkiau, bet įmanoma. O. Dar vienas. Nu jau gražesni. Jau visai ir traukti įdomu tokius. Vat kažko. Šita spalva labiau patinka. Ryškesnė. Rudenėlis. Lapai krenta. O. Užgulė iš karto. Ešeriukai tik tai. Ešeriukai kabinėjas. Tokie. Dabar vos ne kiekvienu metimu. Matyt, spalva kažkas labiau patinka, tinka. Ar kad šiek tiek ryškesnė, gal geriau pastebi. Ar kažko patrauklesnė, žodžiu. O, tukšt. Kaip pasiūtė. Gerai, gerai. Čia panašu, kad lietaus gali būti. Keli lašai jau nukrita. O kas daras?
medžiai beveik lūžta, o čia jokia vėja. Labai patogi čia jau vieta. O, kibimas. Nepasikirto. Dar vienas smūgelis buvo. Geras. Trečias. Nu čia dabar. Iš 3 kartų nepasikirto. Kas čia yra? Nesupratau. Žiūrėkit. Nukando uodegą. Eik tu savo. Pusę guminuką tik liko. Nu geras. Va, yra. Yra žuvis. Ešerys. Nu šitas jau nemažas toks. Visai smagus jau. Vienas didesnių šiandien. Nu va, žiūrėkit. Nieka visai. Suteikia emocijų ant avižadrebio. Kad ir ne pats didžiausias. Nu jau vakarėja pabiški, vėsų darosi. Kažkaip tai apstoja kibimas. O, yra. O, kažkas didesnė. O, taškosi ešerys. Gražus ešerys. Nu, nepabėg. Ateik čia. Nu, va toks. Ešeriukas. Gražus jau, šitas jau gražus. Nieko nepasakysi. Nu ir paėmė va tokį vėžiuką nedidelį. Ir vieną odegytę nukanda vėžiui. Nu va. Gražuolis bonusiukas šios dienos. Ant vėžiuko. Tai va, keliauk namo. Nu ties šitą žuvim, manau, ir baigsiu savo žvejybą. Nugi smagus tas avižadrebis. Ešeriukai kimba kaip išprotėję. Nors ir maži, bet smagu traukt. Šiaip būtų gal įdomiau pabandyti kokią vasarą, va taip. Kada balta žuvis aktyviai maitinasi, va. Kuojų, kokių raudžių gali pagauti tada. Dabar jau biški šiek tiek ešeriai aktyvesni rudenį. Tai, bet vis tiek smagu žvejot. Tokį, kad ir mažą ešeriuką traukia, vis tiek gerai priešinasi. Tai tiek šiam kartui su šiuo žvejybos būdu. Manau, dar neatsisveikinsiu. Atsisveikinsiu tik su jumis. Tai iki sekančio karto. Ate.